Sveiki visi! Noriu pakalbėti apie pradinę pacientų apžiūrą ir nuoširdžiai manau, jog tai bus naudinga absoliučiai visose medicinos srityse, nuo skubios pagalbos iki ambulatorinės ar iš esmės bet kokios pagalbos. Ir tikslas yra tinkamai pasiruošti pradiniai apžiūrai, pradiniai pokalbiai su gydytoju ir kitų sveikatos specialistu, kad jinai būtų kuo efektyvesnė ir atneštų kuo daugiau naudos, ieškant sprendimų žmogaus sveikatos problemai. Taigi, pirmas pokalbis su gydytoju dėl naujai atsiradusios sveikatos problemos. Naujai turiu omeny, kad pirmą kartą yra kreipiamasi pas tą gydytoją dėl to dalyko, tai yra nepažįstamas dalykas. Turi prasidėti nuo išsamaus nusiskundimų išpasakojimo. Kartais žmonės ateina, iš karto duris ir man čia viskas prasidėjo prieš pusę metų ir panašiai. Reikia sustatyti žmogui vietas ir tiesiog pradėti nuo skundų išsakymo. Iš esmės mes kalbame apie pagrindinę problemą, dėl kurios yra kreipiamasi pas gydytoją. Šalutiniai nusiskundimai, jeigu jie bus susiję su pagrindinė liga, bus gydytojo suvesti į kažkokią vieną loginę seką. Šioje vietoje labai svarbu yra sąmoningai vengti pasakymo tokio, kad man skauda skrandį, man negerai su kasa, man negerai su plaučiais, man tas ir tas ir tas. Dėl ko taip yra? Nes mes žinome, kad mums skauda galbūt pilve, mums skauda duobutėje po šonkauliais, mums skauda nugarą, mums negerai, mums įsitempęs kaklas. Mes iš esmės negalime žinoti, kokia struktūra yra pažeista. Jeigu, pavyzdžiui, skauda krūtinės viduryje, ar tai yra stemplė, ar tai yra pleuritas plaučių plėvės uždegimas, ar tai yra su širdim problema, ar tai yra tarpšonkauliniai nervai ir panašiai. Problema yra ta, kad mes įvardindami kažkokį tais organą galime padaryti savo didelę meškos paslaugą ir gydytojas nukreips visas savo diagnostinės pajėgumus būtent į tam tikros ligos paiešką ir nedaug dievę pražiopsos kitą kažką reikšmingo. Aš manau, kad reikia daug metų praleisti medituojant, kad mes suprastumėm, kaip tas skrandis mūsų viduje veikia, nes realiai esam matę organus tik tais iliustracijose, geriausiu atveju, jeigu nesame medikai. Ir net ir pačiam gydytojui ar medikui pasakyti, kas ten skauda viduje, yra labai sudėtinga. Tai vienas dalykas, nebent tais atvejais, kuomet žmogus ne pirmą kartą jaučia tą patį simptomą, anksčiau jam buvo nustatyta labai aiški diagnozė, tada jis gali turbūt ateiti ir pasakyti, nebijodamas, jog suklaidins save ir medikus, jog man skauda taip ir taip. Ir lygiai tas pats buvo tada, kai man, pavyzdžiui, buvo nustatytas lėtinis kasos uždegimas su paūmėjimu prieš tiek ir tiek laiko. Dabar dėl ko yra svarbu pradėti nuo nusiskundimų, nes jų derinys, reiškia, tų pagrindinių nusiskundimų derinys, gydytojui duoda diferencinės diagnostikos sąrašą, reiškia, kiek būklių gali sukelti minėtus susirgimus. Ir tik tais po to mes einame į anamnezę, reiškia, į istoriją, kada tai prasidėjo, kaip tai progresavo, kokie vaistai padėjo ar nepadėjo ir panašiai. Ir vėlgi tas istorijos rinkimasis, aš galbūt nuskambėsiu brutaliai, bet mano kaip gydytojo pareiga pradinės pacientų apžiūros metu yra nustatyti kuo tiksliau diferencinę diagnostiką ir sudaryti tyrimų ir gydymo planą. Taigi mūsų pokalbis su pacientu po pasakymo išsamaus, kokie yra skundai, yra skirtas tam, kad mes vien iš pokalbio arba atmestumėm, arba pagrįstumėm tam tikras ligas, kurios po to jums reikės detalesnių tyrimų, laboratorinių, vaizdinių ir panašiai. Kita dalis apie lėtinės ligas ir vartojimus vaistus taip pat yra svarbi, nes galbūt žmogui atrodo, kad čia nieko bendro neturi su mano širdies skausmu kažkokias tai būklės, bet sako, kad aš esu sveikas, neturiu kitų ligų, bet tada sužinai, kad yra ir spaudimas padidėjęs, ir cholesterolis padidėjęs ir panašiai, ir skydliaukė neveikia. Vienas dalykas, šitos ligos gali sąlygoti kitus susirgimus ir tai taip pat padeda diferencinį diagnostikui. Arba antras dalykas, kad tu negali skirti tam tikrų tyrimų ar gydymo metodų esant tam tikram lėtinių ligų fonui. Na ir po to jau seka bendroji apžiūra, reiškia, tu žiūri šiaip kaip žmogus tenais atrodo jo gyvybinės sistemos. Ir po to specialioji apžiūra, kai jau tu žiūri į specifinį tą sistemą, iš kurios ateina skundai, vėlgi su tikslu atmesti ir maksimaliai susiaurinti diferencinės diagnostikos sąrašą arba iš karto patvirtinti tam tikrus susirgimus. Taigi tas pirmas pokalbis su sveikatos specialistu dėl naujai turimos sveikatos problemos yra labai svarbus, nes jo metu yra sudaroma diferencinė diagnostika
tyrimų ir gydymų planas, nuo kurio iš esmės ir priklauso, ar bus pasiekta sėkmė, sprendžiant tavo sveikatos problemą. Ir kad šis pokalbis būtų kuo efektyvesnis, labai svarbu, kad tam pasiruoštų ir pacientai iš anksto, reiškia. Tai nes kartais būna pasakymai, tai jūs daktaras, jūs ir man pasakyti, kuo aš sergu, jūs čia daktaras, jūs turit viską žinot, viskas tvarkoj, mūsų pareiga yra žinoti, bet kuo tiksliau pacientas įvardina savo nusiskundimus. Ir aš matau, kad kartais skausmas, kančia ar liga yra pretekstas sąmoningai pažiūrėti, kas pas tave kūne yra negerai. Kuo tu tiksliau nupasakoji tuos dalykus, kuo tu geriau prisimeni jų eigą, kartais toj atmintytoj ligos anamnezėj atkapstai, nuo ko prasidėjo tie susirgymai, tarkim, tenais nuo labai kazuistinis atvejis yra buvęs, kai kojos lūžis prastai sugijęs, dėl to daug vartojama vaistų, dėl vaistų yra skrandžio opa sukėlė kraujavimą, kraujavimas sukėlė mažakraujystė paūmino širdies nepakankamumą ir hipotenzijos reiškinius, dėl ko žmogus ir buvo atsiųstas į dienos stacionarą. Reiškia, tai jeigu tu nuodugniai nesigilinsi, tu gali išspręsti tik tą paviršinę problemą, bet nesutvarkysi tos pamatinės ir tas žmogus vis turės grįžti, arba jam toliau vystysis pamatinė liga. Dėl to yra labai svarbu pasiruošti tinkamai pradiniai gydytojo apžiūrai, pradiniai paciento apžiūrai, kad pasiektum kuo geresnį mūsų terapinį rezultatą. Komentaruose aš pasidalinsiu dienos stacionaro apžiūros formą, kurią mes naudojam pokalbėje su pacientu. Kitose srityse jinai šiek tiek skiriasi, ten daugiau dėmesio kitiems dalykams yra skiriama, bet iš esmės pacientams tai tikrai turėtų leisti labiau pasiruošti tiek kreipimusi pas šeimos gydytoją, tiek ir atvykus į priėmimo skyrių, jeigu tai nėra mirtina būklė ir tu vis tik turi palauktas kelias minutės iki gydytojo apžiūros, kuo geriau pasiruošti, reiškia pagrindiniai nusiskundimai, dėl kurių yra kreipiamasi, ligos anamnezė, kada tie nusiskundimai atsirado, kaip jie progresavo ir keitėsi, bei lėtinės ligos ir vartojami medikamentai. Tiek šiam kartui, visiems nuoširdžiai linkiu sėkmės ir sveikatos.